kažkur tai. Ir iš tiesų, ką mes darom tą savaitgalį, tai pačios įvairiausios programos. Einam į mokyklas, kalbam apie Jėzų, turim koncertus, kultūros namuose. Šeštadienį rytą dažniausiai išeiname prie Maksimum, į turgų, aplankyti įvairias įstaigas, organizacijas. Šeštadienio popietę įsidaliname po 2 ir einame nuo durų prie durų, kalbindami žmonės ateiti melstis už jų miestą. Šeštadienį vakare turime maldą už jų miestą, kur iš tiesų yra nuostabu, kaip ateina žmonės, kurie 10-15 metų yra nebuvę bažnyčioje, arba net kartais pirmą kartą ateina, nes pasako, kad melsimės už juos jūsų intencijom. Sekmadienį turime mišias ir iškeliaujam toliau. Bet gyvename pas žmonės ir labai gerai prisimenu mūsų pirmasis misijas Jurbarke. Buvo toks seminaristas, nesakysiu jo vardą, bet dabar jau jis yra kunigas. Sakė, mane gali išmesti seminarijos, aš neįsiu nuo durų prie durų. Ir mes jam sakom, ar tu iš tikrųjų galėtum eiti kartu, nes tai yra bendruomeniškumas, net Jėzus siuntė po 2 apaštalus. Sakom, pasiimt rožinį ir tiesiog melsis rožinį. Jie galiu. Jis sakom, turi, jisai kalbės, o tu eik. Įsivaizduot, kaip jie parskrido, sako, aš jo neužčiaupau. Jis kalbėjo visą laiką. Jis kalbėjo apie Dievą ir sakė, dar yra laiko, nubėkime tenai. Šventoji dvasia mus pagauna, bet mums svarbu nebūti vieniems. Ir net šiandien, aš būdama čia, aš matau savo bendruomenę žmonės. Ir man yra smagu. Aš žinau, kad jie meldžiasi už mane. Aš žinau, kad net tie žmonės, kurie nėra šiandien čia salėje, jie meldžiasi už mane tam, kad aš tiesų galėčiau ką nors nesugadinti Dievui kalbant. Tai tas yra svarbu nebūti vienam. Net jeigu aš einu į kokį nors rimtesnį susirinkimą, aš įsiunčiu SMS žinutę keletui savo draugų. Melskitės, kad šventoji dvasia būtų su mumis. Nes šventoji dvasia jinai veda mus. Jinai duoda mums iš tiesų ir pažinimą, ir įvairias dovanas, bet mes negalime pasilikti vieni. Ir pasilikti vienam yra didelė tikimybė išpuikti, nes paprašymas maldos jis reikalauja nuolankumo. Pasilikti vienam yra didelė tikimybė pradėti skelbti save, o ne Kristų. Ir mums reikia tam kitų žmonių, kad Dievas pasakytų, ei, Vaida, va čia tu papasakai daugiau apie save, o ne apie Jėzų. Tu skelbi čia save, o ne Jėzų. Ir mums to reikia. Mums reikia bendruomeniškumo, mums reikia bendruomenės, kad mes galėtume skelbti Kristų. 8. Leidžia patirti Dievo artumą ir ištikimybę. Iš tiesų, kada svajojau apie Kazachstaną, aš buvau dar neištekėjus. Ir kažkaip, jeigu ne Ramunė, tikriausiai nepasakočiau savo šito liudijimo. Bet jinai sako, man didelis liudijimas yra, kad tavo vyras yra su tavimi ir palaiko. Turėti tokią žmoną kaip aš nėra didelė dovana. Nes jinai iš tikrųjų, kai, matot, savaitgalius leidžia kažkur kitur, vakarais dirba, važinėja į parapijas ir iš tiesų tai yra didelis iššūkis. Bet mano vyras man yra didelė pagalba tam, bet aš galėčiau tarnauti Dievui. Ir aš esu tikra, kad jį atvedė man Dievas. Po 7 metų draugystės, kuri nutrūko dėl to, kad tas žmogus nusisuko visai nuo Dievo ir supratau, kad su mano gyvenimo būdu ir mano troškimais mes negalime būti kartu. Buvo labai lengva pulti vieną ar kitą draugystę ir tada mano dvasios tėvas sako, tu žinai, Vaida, metus laiko, nedraugau su nieko, apsispręs nedraugauti su nieko. Ir man jau buvo ne taip ir mažai, jau buvo apie 30 metų ir aš iš tikrųjų pasiryžau tam. Nebuvo labai lengva, nežinot, visi aplinkui draugai, čia žinot, staiga tu po 7 metų pasijauti laisva ir galvoja, aš čia dabar jau galiu draugauti. Ir tau sako, ne, metai laiko, su nieko nedraugauji. Ir aš dėkinga Dievui už tą laiką. Aš sugrįžau į savo šeimą, aš sugrįžau į bendruomenę, aš sugrįžau prie Dievo. Sausio 1 baigėsi mano metai, sausio 2 sutikau dabartinį savo vyrą. Ir iš tiesų vėl tai yra šventosios dvasios darbas. Mes nesusitikom anksčiau. Jis gėda chore 20 metų, šiandien dėl to nėra čia, dėl to, kad gėda mišiose. Bet jisai buvo ne kartą Šiluvos atlaiduose, kur aš organizuodavau. Bet Dievui reikia būtent to laiko, kada jis nori. Ne to laiko, kada aš norėjau. Aš galbūt net troškau labiau ištekėti, būdama 20 negu 30. Nes prioritetai susidėliojo kitaip gyvenime. Bet aš žinau, kad tai buvo tinkamas laikas.
esu tikra, kad tai buvo ir tebėra tinkamas žmogus. Dievas yra ištikimas, kada mes esam jam ištikimi. Ir tai yra dar vienas liudijimas mano gyvenime apie jo ištikimybę, kad leidžia man iš tiesų jis tarnauti ir būti dėl Dievo. Vienas iš gražiausių dalykų, ką mano vyras man pasakė, tai tikriausiai buvo tai, kad sako, kaip mes susitikom, aš galvoju, kad tave pakeisiu. Bet dabar suprantu, kad nenoriu tavęs keisti, nes tu tada nebūtum tas žmogus, kurį aš pamilau. Ir tai man atvėrė daug dalykų. Aš iš tiesų galiu melstis, galiu būti, galiu dalintis su žmonėmis, galiu keliauti ir dalintis tuo savo šeimoje, nes Dievas jis yra gyvas mūsų šeimoje. 9. Neleidžia įsipatoginti. Dalinausi apie tą adoraciją, dalinausi apie Nemunaičio evangelizaciją. Iš tiesų Dievas mus ragina judėti, išeiti į savo saugios aplinkos. Yra lengva dalintis apie Dievą netgi čia būna. Dėl to, kad jūs visi esate tikintys, jūs kaip ir aš trokštam to gyvojo Dievo. Bet kada mes, pavyzdžiui, užpraeitą savaitgalį buvom socializacijos centre pas mergaitės, kurios yra nuteistos, nėra lengva išgirsti tos jų liudijimus. Nėra lengva, kada tu žinai, kad žmogaus gyvenimas, tu net nelabai išdrįsti pasakyti, kad Dievas tave myli. Kaip žmogus pasidalina visą savo praeitim, kiek kartų išprievartauta, kiek kartų priversta daryti abortą, iš tiesų skauda girdėti. Bet mes turime girdėti tokius dalykus, kad suprastume, kad Dievui nėra negalimų dalykų ir jis keičia žmones. Vienas iš tų, kur neleidžia įsipatoginti, man buvo irgi vienoj gatvės evangelizacijų gera patirtis. Aš kalbėjau irgi tokia čia iš vienų iš pirmųjų. Aš lėkiau prie žmogaus, prie mašinos, čia pasakoju, kaip Dievas, koks mylintis, koks geras jisai yra, kaip čia, kodėl jis jo nepatiria, ten visą tą kerigmą išpyliau. Žmogus sako, palaukit, aš išlipsiu. Jis išlipo, be abiejų kojų. Ir ką man tai parodė? Kad iš tiesų evangelizacija yra dialogas, o ne monologas. Mes turime būti jautrus kitam žmogui, ką tas žmogus iš tiesų išgyvena. Nes turime pažinti tą žmogų, kad jam pasidalinti net ir savo liudijimu. Neįskaudinant, bet duodant tą galimybę, parodant tą viltį, kuri ateina iš Kristaus. Tai neleidžia mums įsipatoginti, nes mus kviečia eiti. Ir dabar, kada birželio pabaigoje mes darysime Kaune miesto misijas, mes iš tiesų išeisime į gatves pirmiausiai išdrįsdami būti tais vilties ženklais. Jeigu reikės, kalbėsime ir žodžiais. Turėsime evangelizacinius koncertus, adoraciją, maldą, nes iš tiesų evangelizacija be maldos yra neįmanoma. Toks tėvas Michalas, redemptoristų Slovakijoje vienuolyno vyresnysis, jisai sakė, jeigu jūs ruošitės evangelizuoti valandą, jūs turitės minimum bent 2 valandas iki prieš tai melstis. Jeigu mes ruošimės evangelizuoti savaitę, mes jau turėjome ir pradėjome tai daryti, pradėjome melstis už tos žmonės, kad iš tiesų skeltume ne save, o skeltume Kristų. Neleidžia mums įsipatoginti, nes evangelizacija nėra šeštadienio ar nedarbo dienų. Mes kaip krikščionys turėtume būti pasiruošę bet kada liudyti Kristų. Ir 10. Kviečia matyti Dievo darbus ir jam dėkoti. Jeigu ne evangelizacijos, į kurias Dievas mane pakviesdavo, aš manau, kad daug net ir šitų liudijimų, apie kuriuos aš jums dalinausi, aš nepastebėčiau, kad tai yra Dievo darbas. Mums reikia kartais išdrįsti kalbėti ir liudyti kitiems, tam, kad mes pamatytume, ką Dievas padarė mūsų gyvenimuose. Jeigu ne, atrodo, tai kaip gyveni? Normaliai. Dažnai mes taip atsakome. Arba nieko blogo. Bet išdrįsti paklausti, kur aš šiandien sutikau Kristų. Ir kiekvieną dieną tikriausiai mes rasime, ten, kur mes jį sutinkam. Galbūt aš šiandien prabėgau pro Kristų, tai irgi visai sveikai išgirsti. Arba galbūt aš jo neišgirdau šiandien, kuris mane kvietė. Tai, kad dalinausi iš tiesų, sakau, norėjau pasidalinti tuo, kad jeigu tai Dievas daro mano gyvenime, jis gali tai padaryti kiekvieno iš